mėnesių iki Dakaro paaiškėjo, kad mano ranka dar nėra tokio geroje būsenoje, kaip aš norėčiau. Tai su Santariškių klinikos kolegomis padarėme naują programą, atradom naują visiškai aparatą, kuris iš tiesų turbūt idealus treniruoklis vairuotojui, lenktynininkui. Aš tokio net nesu matęs iš tiesų niekada. Tai dabar pas mus kiekvieną dieną programa su Simu reabilitacijos specialistu ir viena dalis yra būtent su šito aparatu, kita dalis jisai laužo mano rankoje ir stengiasi išbandyti mano kantrybę. Tai žodžiu, tai yra antroji dalis. Daugam yra smalsu, kaip nutiko, kad Dakaro metu aš sugebėjau susilaužyti savo ranką ir nemažai kas galvoja, kad aš įkišau ranką tarp stiprinų ir mane užspaudė. Iš tiesų viskas buvo ne taip. Tuomet, kai neveikia vairo stiprintuvas, tai jėga, kurią aš perduodu iš vairo į ratus, yra pakankamai nedidelė, nes jėga, kuri veikia ratus iš aplinkos, yra žymiai didesnė. Ir kasgi gavosi? Gavosi taip, kad važiuojant kopose, iš tiesų tuo metu, kai aš sukau vairą kiek galiu į dešinę pusę ir buvau įsitempęs, bet atėjo didžiulė jėga iš ratų, priešinga kryptimi, 1000 kartų didesnė ir 1000 kartų greitesnė. Ir iš tiesų va toksai judesys, aš sukau vairą į dešinę kiek galiu ir didžiulis judesys šituo amplitudį būtent ir sulaužė mano riešą. Tai viskas įvyko visiškai ant vairo, tik tai kad labai didelė jėga ir labai netikėta jėga. Aišku, kad didžiulis nuovargis ir tas vairas yra toksai, kad neįmanoma jau pasukti. Lygiai taip, kad aš pabandyčiau šitą vairą sustabdyti, tai yra praktiškai neįmanoma. Nesvarbu, kiek jėgų turėtum. Taip gyvenime tai atrodytų koks skirtumas, kiek rankos lankstosi riešas, bet anksčiau telefono taip galėdavau paimti su viena ranka, dabar negaliu, dabar turiu imti iš viršaus. Tai toks elementarus dalykas atrodyti. Tai gerai, kai viskas gerai, mes net negalim pagalvoti, kas yra negerai, kai trūksta. Jėgos tai pakankamai yra, pagrindinis dalykas yra, kad trūksta lankstumo. Ir atrodytų 10%, kasgi tai yra gyvenime, bet čia lygiai taip pat kaip sekundės automobilių sporte, jos yra be galo reikalingos ir jos yra svarbiausios. Tai šitoje vietoje norėtųsi, kad turėčiau maksimaliai judančią ranką tiek, kiek jos reikia.